Taigi tęsiam gardenos įrankių, kaip čia, patikrinimą arba įvertinimą, arba kaip su tais gardenos įrankiais dirbti. Taigi čia sodas yra stiprokai apleistas ir mes turim dabar tokį sodą, kur nežinau, ką čia reikia, nuo ko pradėti. Bet su rimtais įrankiais, kaip matot, labai rimtas įrankis, labai gerai kerpa. Turėtų bent jau gerai kirpti ir mes čia turim daug jėgos turėti. Va, kaip matot, tas įrankis mums labai didelis padėjęs. O dabar aš pabandysiu, kadangi šitus visus vertikalius ūglius reikėjo išpjauti birželio mėnesį ir čia jau prieš metus. O čia dabar žiūrėkit, mes labai iš lėto, gražiai, juos visus išpjausim per keletą per keletą minučių. Visas šakas augančias vertikaliai pašalinsim. Visas šakas augantis vertikaliai pašalinsim, nes čia buvo idėja turėti horizontalų vainiką. Štai, kur šakos visos verkiantis turėti. O čia 2 metai nieko nedaryta. Kaip matot, mes jau čia krūvą šakų padarėm. Einam truputį į kitą pusę. Mes čia turim tokį sergantį. Tai va, pabandysim mes jį numest visą. Taip. Yra dar toks įrankis su streikė vadinamas. O čia pasidėjau. Jis turėtų tokią jėgą, tokią šaką nuimti labai lengvai. Aš dabar paimsiu nuo plonesnės. O kaip matot, čia pusiau sausa šaka ir tas įrankis be velnio gerai veikia. O dabar pažiūrėkit, kokią storioje šaką. O, kaip matot? Nu va, jeigu man būtų reikėjęs su pjūklu, būčiau žilinis labai ilgai. Taip, bet mes dabar galėtumėm ir su pjūkliuku pasitaisyti, mums labai lengvai leidžia, bet mes pabandysim dar kartą su šitu nukirpti. O, labai gražiai nukirpo. Matot, labai nuostabus dalykas. O, dabar šitą pjūklą mes pasidėsim, užsirakinam ir pasidėsim. Ir vėl glaudžiam sekatorių pjaunamąją dalim į medžio vidurį, į tas, kuris lieka, nes tas, kas nupjauna, nukrenta, jis turėtų būti šito vietoj. Tada medelio negadina odos. Jis visą laiką turi būti padėtas ašmenim į liekančią vietą. Ten, kur lieka. Čia pusiau saušo šakutis, mes jas kaip matot. O labai greitai mes čia išpjaustysim viską. Aišku, čia birželio mėnesį reikia būtinai prie jo prieiti ir tada tos vilkūglius visus išpjaustyti birželio mėnesį. Visus stačiai augančius pašalinam, tiesiog nuostabiai dirba. To šakos, kur irgi labai žemai dengia vieną kitą, mes jas taipogi pašalinam, labai gerai. Ir čia dabar tas pats. Mums nereikia tokių šakų. Tokių nereikia šakų. O, dabar mes atsilaisvinam apačią. Aišku, šitos šakos visiškai po medžiu ir ant jų vaisiai, jeigu bus, tai jie bus labai prasti. O, tai dabar prisitrumpinam galutinai. Aha, dabar einam dar prie vienos viršūnės. Aišku, čia mes daug derliaus nuimam šiemet, bet tai to derliaus kiek čia bus, tiek ir užteks. O, dabar einu dar į vieną. O, čia kaip matot priaugę. Taipogi tų labai stačių. Aišku, jau čia sunku intėti, bet mes čia biskį apmažinsim. O taip, visi, kur auga stačiai, mes nuo šakų. Čia toks antras aukštas šakos pasidarė, bet jis labai gerai atsinaujins, gal apatinė šaka kokį kartą nusimes. Na, dar čia tokį visą kelmą iškirpsim. Kuris mums čia tikrai nereikalingas. Nes eina šakos ir į vidurį vainiko. Į vidurį tokį. Mes paskui čia pasidėsim. Mes čia šiek tiek su juo paskui pasidarysim. O čia ta šaka viena eina į apačią verkianti. Labai gerai. Čia buvo toks šeiminyko noras ir tikslas, kad tos šakos, kurios taip. Labai gerai. Čia svarbiausia tik tai
pasuk sekatorių taip, kad galaštį pjaunamoji būtų link medžio. Mes dabar dirbsim su tokiu sekatorium, kurį vieną kartą uždirbam, nusistatom delno dydį. O čia tokius šelikus, jos pavėsijas, matot, kas atsitikė, va, netgi sauso šakutės, va, visiškai sausos, už tai, kad jos negavo saulės. Jos vidury lizdo, ne lizdo, kaip čia pasakyti, vidury vainiko. Jos ten reikalingos absoliučiai. Ir va tokia, matot, visiškai į vainiką auganti. Nu, čia lyg tai būtų kokia žaizda, bet galvoju, kad čia buvo neteisingai išpjautas šakos ir jos nepaugo gerai. Jos gerai nepaugo, taip? Nu, žiūrėkit, eikit, sutvarkiau beveik vieną pusę, beveik sutvarkiau. Taip. Dabar einam į kitą pusę, ten kur pasidarysim taką praeit, kad neįsibadytumėm akių svarbiausia. Nes čia yra tokie dalykai. Matot, ten neprieėjau, čia labai lengvai prieisiu. Ir net pritrumpinsim taisyklingai. O, taisyklingai, visos šakutės gulinčios. Dabar jos visos gražiai guli. Na, žiūrėkit, jeigu jūs būtumėt matę vaizdą prieš tai, tai dabar liko vaizdas visiškai kitoks. Visiškai kitoks. O, žiūrėkit, plokštumoj, labai gražiai pienoj plokštumoj, visas vainikas ir visas tačias išnaikinti.